Už manęs yra naujasis Hyundai Santa Fe, einam apžiūrėsim. Pirmiausia, pakalbėkime apie automobilį išorę. Visur matosi Hyundai būdingas H formos. Čia yra dienos žibintai, o kai įjungi posūkį, lygiai tokia pati H forma pakeičia į oranžinį mirksiuką. Netgi bumperyje galima įžiūrėti H formą. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo labai didelis visureigis, bet kai jį atsisėdi arba kai stovi šalia jo, jisai nėra toks aukštas. Palyginus su senuoju modeliu, jisai visiškai pasikeitęs. Dabar yra madinga naujoji kvadratiškoji forma ir Santa Fe įgauna tokį nuotykių automobilio įvaizdį. Einam į galinę dalį, kuris sulaukė daugiausiai dviprasmiškų nuomonių dėl šitų žemai esančių žibintų. Man asmeniškai jį patinka, jį sutampa su tuo nauju Hyundai'os dizainu. Į akis krenta didžiulis Santa Fe užrašas, jis irgi turi kažką bendro su tuo 80-ųjų Hyundai dizainu. Naujasis Santa Fe orientuotas į nuotykius ir štai aš parodysiu, ką daro šitą dėžutę. Kadangi Hyundai'as neturi tikro rakto, aš pabandysiu su savo raktu atrakinti šitą mažą spynelę. Pažiūrėsim, kas bus. Štai, šita vieta įsispaudžia ir čia yra vieta užkišti rankai ir tarytum užlipti ant automobilio stogo. Nes šitie masyvūs skersiniai, jie gali atlaikyti palapinę su žmonėmis viršuje. Kai automobilio variklis išjungtas, matom, kad čia yra visur uždara erdvė, bet pasižiūrėkite, kas atsitiks, kai aš jį užvesiu. Sėdasi prie vairo, užveda automobilį. Ir matote, kaip atsidaro šitos gražios grotelės. Sėdamės į vidų, pasižiūrėsime, ką galim rasti čia. Viduje viskas nėra tiek neįprasta, kiek išorėje. Čia matom Hyundai jau kurį laiką būdingą stilių, sutinkamai ir Ioniq ir kitose modeliuose. Toks ištisinis didelis ekranas, bet iš tikrųjų jis slepia savyje vieną vairuotojo ekraną ir vieną infotainmento ekraną. Pirmas jausmas įlipus į Santa Fe, kad sėdėti labai patogu. Salono apdailos kokybė yra gera ir sukelia brangaus automobilio jausmą. Vairuotojo ekranas yra žinoma visas elektroninis ir turi pakankamai daug informacijos savyje. Galėtų galbūt šiek tiek daugiau variantų, kaip pakeisti savo spidometrą, nes galima daryti tik tai tokį minimalistinį arba klasikinio stiliaus, arba keisti jo atspalvius ir pagal važiavimo režimą nustatyti stilių. Čia yra sportiškas, čia yra klasikinis, o visa vairavimo informacija yra čia per vidurį. Kadangi mano bandomoji versija yra ir heads-up displejus, kuris rodo greitį, tai aš galvoju, kaip būtų, jeigu jo nebūtų ir ar užtektų vien tik tai šitų rodiklių. Nes jeigu nori turėti klasikinį spidometro stilių, tai negali pasidaryti greičio kažkur per vidurį, turi žiūrėti į greitį rodiklę. Perinant į infotainment ekraną, jisai yra tikrai greitas ir jau kaip būdinga Hyundai pakankamai geros raiškos ir turintis daug savyje informacijos, kuri randama paprastai. Kai kurios funkcijos kaip greičio įspėjimas ar dar kitos randamos po keliais meniu sluoksniais galėtų būti randamas šiek tiek greičiau. Po mašinos meniu narstame ne tiek ir daug, dažniausiai naudojame Apple CarPlay arba Android Auto, o šitas dalykas veikia be laido. Keliamės žemiau ir čia yra įdomioji ir patogioji vieta. Patogia rankos pozicija gali pasidėti ir krauti savo telefoną. Aš galbūt būčiau sukeitęs vietom gertuvės ir telefonų vietas. Kai telefonas guli tiesiai po ranka kelionės metu, visą laiką norisi jį čiupti ir žiūrėti žinutes ir kitus dalykus daryti, tai telefonas turėtų būti paslėptas šiek tiek geriau, kad atitrauktų dėmesį nuo jo. Viena vieta, ką atkreipiu labai daug dėmesio šiuolaikinėse mašinose, tai kaip veikia bevėlis pakrovimas. Nesu kol kas matęs geriau veikiančio negu Tesloje, nes kitur padedi ir jisai nesikrauna arba tu nežinai ar kraunasi, bet šitoje vietoje labai patogu yra tai, kad tu padedi telefoną krautis į krovimo vietą ir čia yra lemputės, kurios užsidega ir žybsi ir tu matai tiesiog važiuodamas, ar telefonas kraunasi ar ne. Lygiai taip pat pasiekime ir USB laidai, kuriuose galima įkišti tikrą laidą ir pasikrauti telefoną arba naudoti duomenys. Na ir šitas mygtukas dar nesutiktas kitose mašinose. Santa Fe modelyje yra viršutinė dėtuvė, į kurią įdėjus nešvarų telefoną ir paspaudus šitą UV mygtuką, įsijungia ultravioletiniai spinduliai ir daiktas dezinfekuojamas. Įdėjus apčiupinėtą nešvarų rankomis telefoną ir paspaudus tą mygtuką, jisai turėtų išsivalyti. Dėtuvė yra čia, įdedame telefoną, uždarome, paspaudžiame šitą UV mygtuką ir mano telefonas turėtų būti švarus nuo bakterijų. Na ir galiausiai klimato valdymas iš centrinės konsolės. Klimatas sukiojasi ratukais yra pagrindinės funkcijos valdomas liečiamais mygtukais, kurie irgi yra gan patogus. Aišku, vairuojant vis tiek turi žiūrėti žemyn ir juos pasiekti. Beje, kalbant apie įkrovimą, nepaminėjau, kad vienu metu gali krautis 2 telefonai. Grįžtant prie vairo, tai jau Hyundai įprastas garsas ir audio reguliavimas vienoje pusėje, o kitoje centrinis meniu ir autopilotas. Mano bandoma Santa Fe versija yra plug-in hybridas, tai reiškia jis važiuoja benzinu, elektra ir galima tą elektrą įkrauti, bet kas yra smagu, kad šitas automobilis turi ir regeneraciją valdomą vairo. Bent jau hibridų su valdoma regeneracija dar nesusitikęs ir labai patogu mieste važiuoti, kai gali atleisti greičio pedalą ir mašina stabdosi pati. Dar viena funkcija, kuri jau tapo įprasta Hyundai, tai įjungus posūkį matosi aklosios zonos kamera. Dėtuvių klausimų tai nėra vien tik tai šita viršutinė UV dėtuvė, kurią aišku galima naudoti ir be UV spindulių. Yra toks jau dabar populiarėjantis balkonėlis pasidėti daiktams, ar įsidėti telefonui ar dar kažkiam tai dalykėliui.
Ir yra dar apatinė dėtuvė, kuri yra šiek tiek didesnė ir čia turime stiklo išdaužimo plaktuką. Tada centre yra 2 gertuvių dėklas, kuris, kaip jau sakiau prieš tai, man atrodo, kad galėtų būti priekyje, tuomet galima būtų pasiekti puodelį paprasčiau, telefonai netaip kristų į akis. Centrinėje konsolėje, žinoma, yra dėtuvė ir daiktų atskirimais ir dar gilesnė dėžutė. O kai persėsiu į galą, parodysiu dar vieną įdomią funkciją susijusią su šita dėžute. Net ir centrinėje konsolėje mus seka H raidė, tai matome, čia yra lemputė ir čia yra brūkšnys. Ir šitoje pusėje yra brūkšnelis, kuris atkartoja H raidę. Sėdamės į galą. Mano bandoma versija yra su juodu salonu ir juodomis lubomis, be stiklinio stogo, todėl galinėje zonoje yra šiek tiek tamsoka, o jeigu norite dar labiau pasitamsinti, galima užsitraukti šitas ranka valdomas žaliuzėlės. Bet šį kartą ne apie tai, šį kartą apie patogumą gale, tai žinoma yra per vidurį atsilenkiantis porankis, kur galima įsidėti gertuves. Gertuves taip pat galima įsidėti ir šone. Vietos tikrai kaip tokioje mašinoje ganėtinai daug ir be to sėdynės dar slankiai į priekį arba atgal. O atlošas gali atsilenkti arba atsilenkti taip. Štai kaip atrodo iš vidaus, kojam vietos tikrai gerai, sėdynė atstumta 1,87 m ūgį. O dabar parodysiu dar tą įdomią dalį, kur minėjau apie centrinę dėtuvę. Vienas geresnių dalykų su centrinė dėtuvė, tai ją galėti daryti ne tik iš priekio, bet ir paspaudę šitą mygtuką atsidaryti iš galo. Ir vaikučiai gali pasiekti čia slepiamus saldainius. Galui yra skirtas ne tik šitas priėjimas, bet turi ir nuosavą stalčiuką. O kad nepasidarytų dar painiau, tai šitą stalčiuką uždarai, ištrauki šitą dėklą ir gali pasiekti tą stalčiuką, kurį buvau ką tik atidaręs. Vėlgi Hyundai įprastas keleivės sėdynės valdymas iš šitos pusės, tai jeigu kažkas važiuoja gale, puikiai galima lengvai atsistumti ir pasidaryti daugiau vietos. Ir štai tokie kabliukai yra vėl pasikartojanti H raidė. Ir kiekvienoje sėdynėje esantis USB pakrovėjai. Labai patinka tai, kad gertuvių dėklas yra ir šoninėse duryse. Galinė ventiliacija yra šonuose, o ne per vidurį. Taip pat galinės sėdynės yra ir šildomos. Aš sėdžiu 7-vietėje versijoje, už manęs yra dar 2 vietos. Tai šitas Santa Fe iš viso galimas 5 vietis, 6 vietis arba 7 vietis. Tai jeigu jisai būtų 6 vietis, tai čia antroje eilėje būtų 2 captain seats arba 2 atskiros sėdynės, tokios pačios kaip ir priekyje. Bet šiuo atveju pas mane yra 3 vietos. Čia yra sudėti įkrovimo laidai. Ir atsilenkime sėdynę tokiu paprastuoju būdu, patraukus už virvutės ir ištraukti galvos atramą. Ta patį galim padaryti ir su sekančia sėdynė. Sėdynės atlenktas, kaip matot, vietos gale lieka visai nedaug. Net ir atsidarę šitą dėklą vietos nėra labai daug, nes ten yra akumuliatorius ir nieko daugiau. Tai jeigu norime patekti į galinę eilę, gera žinia ta, kad yra elektra valdomas atidarimas. Štai čia. Arba lygiai toks pats mygtukas viršuje, kur be būtų patogiau. Sėdynę nusistume ir mes bandom lipti į galą. Prisistumenėti sėdynės aš nelabai noriu, nes matau, kad man iš tikrųjų čia vietos yra gerokai per mažai, bet prieš tai važiavę mano vaikai čia tilpo puikiai ir jiems tikrai yra patogu. Tai vaikam, net ir ilgesnė kelionė, galinė eilė tikrai tinka. Ir trečioje eilėje sėdinti žmonės tikrai jaučiasi pilnavertiškai, nes turi net savo kolonėlę, turi savo klimato reguliavimą, groteles su vėjeliu, USB pakrovimą ir netgi 220 rozetę, į kurią gali įsikišti kažkokį tai prietaisą. Turi net ir gertuvių dėklus. Tai dabar atvirkštinė dalis, norim susilankstyti sėdynės. Galinė eilė susilanksta lygiai taip pat, kaip aš ją ir išskleidžiau. Tai traukiam ar tai šį, ar tai kitą raištelį. Šitą galima patraukti, turbūt ir kitą galima patraukti. Galima ir šitą patraukti, jie reiškia lygiai tokį patį. O kad nulenktumėm antrą eilę, turime mygtukus. Nusistume su elektra ir nusistume su elektra. Štai turime tokį didelį plotą kroviniams. Tai jeigu tai nebūtų plug-in hybridas, aš spėju, kad čia būtų erdvės kroviniams ir gal čia šiek tiek daugiau, bet realiai, kai atverstos visos eilės sėdynių, bagažo vietos nėra daug ir tenka įdėti turbūt ant stogo.